Sveiki visi. Taigi šiandien pradedam dieną nuo reabilitacijos. Atvykau į reabilitacijos centrą, turėsiu keletą procedūrų. Aišku, aš jų nefilmuosiu, nefotografuosiu, nes magnetinėse ir lazerinėse procedūros tai nėra leidžiama. Telefonų negalima neštis, nes kitu atveju gali išsiderinti įrangą ir panašiai. Taigi aš einu į vidų ir susitiksim po procedūrų. Tai ką, šiandien reabilitacija baigta. Aš turėjau 3 procedūras, 2 magnetinės, 1 lazerinė. Taip pat kineziterapiniai pratimai. Bicepsui, akcentuojant būtent tą bicepso galvą, kuri buvo trūkus. Taip pat sausgyslės tempimas. Na ir dabar važiuojam pavalgyti, susidėti amuniciją į salę ir bandysim šiandien pradėti kai kurios galiūnų pratimus. Žiūrėsim, kaip seksis. Galės daryti, negalės daryti. Gal per anksti čia pradėjau, kadangi dar tik 11 savaičių po traumos. Bet jeigu neskaudės, niekur negels, nejausiu jokio diskomforto, tai turbūt pradėsim pasiruošimą šiokį tokį. Galbūt nedideliais krūviais, galbūt dar ne visus pratimus darysim, bet jau šiokį tokį progresą bandysim gimdyti. Taigi važiuojam namo ir susitiksim turbūt jau salėje. Na tai treniruotę pradedu apšilimo. Visų pirma, be gumos pasidariau, rankų kėlimus į šalis, į priekį, į viršų, rankų prasukimai. Po to sekė guma vidutinio tamprumo. Šiuo atveju turiu violetinę gumą. Taip pat pasidarau dinaminius tempimus. Prasitempus pečių ir krūtinės juostą, imu gumą ir darau rotatoriams. Rotatoriams stengiuosi pradėti daryti su guma labai neįtempus, pusinius tokius sukimus. Po to šiek tiek gumą įtempiant, pradant nuo pusinių sukimų iki pilnos amplitudės sukimų rotatoriams. Na ir keliaujam kelt štangos, einam prie svorio. Na, kaip pirmą pratimą renkuosi bazinį pratimą, tai yra štangos kėlimas virš galvos arba spaudimas virš galvos. Pradedu daryti tuščią štangą su 20 kg. Na ir kadangi man pakankamai pečiai apšyla, jaučiu netgi degimą, kai kontroliuoju, tai didinu svorį iki 60 kg ir lygiai taip pat darau 8 kartus kaip ir tuščia štanga, taip ir su 60 kg. Stengiuosi daryti kontroliuotai, nemėtyti štangos. Taip pat šiek tiek palaikyti greitį, tokios sprogstamos jėgos, keliant štangą į viršų. Na ir čia bus trečias priėjimas, 80 kg. Taip pat stengiamės kelt, kol dar nėra labai didelis svoris, tai 8 kartus. Ir pailsėję šiek tiek po trečio priėjimo didinu svorį iki 100. Su 100 darau 4 pakartojimus. Tai yra paskutinis mano priėjimas. Nusirenku žinomas svorius, kad palikti tuščią vietą kitiems sportininkam. Na ir gerai apšilęs, keliauju daryti rastų. Žiūrėsim, kas čia bus. Na ir atsargiai pradėjau kelt rastą, pasidėjau rastą šiek tiek aukščiau nei įprastai darau, kad nebūtų labai ant bicepsų įtampos, bet
pakėlus pajaučiau, kad visai viskas yra gerai. Jokio diskomfortų nejaučiu, tik iškėlus labai drebėjo rankos. Tai pabandžiau palaikyti ilgesnį laiką, kad pasijungtų šiek tiek stabilizuojantis raumenis. Tuščio rasto svoris yra apie 70 kg, tai iškėlus 2 kartus šiek tiek palaikiau svorį ir dar kartą kėliau nuo pečių 5 kartus, tam, kad apšilt su rastu, pajaustą poziciją. Tada sekančių priėjimų uždėjau dar 20 kg su 90 kg. Maniau, kad bus sunku, bet visiškai svoris atrodė lengvas, lyg nebūtų buvę jokios operacijos, lyg rastą būčiau kėlęs vakar, tai labai geras jausmas. Didinu svorį iki 105. Pirmo bandymu nusprendžiau pabandyti pakelt Viper presu vadinamą, kai iš vieno judesio keliamas rastas. Na ir tada dar 2 kartus nuo pečių. Visiškai atrodė labai lengvai viskas. Planas buvo nekelt daugiau nei 100 kg šioj treniruotėj, bet kad nejaučiu jokio diskomforto, jokio gilimo, visiškai lyg niekur nieko nebuvę. Tai didinau svorį iki 115 šitam priėjime, padariau 3 kartus, 3 pakartojimus su rastu. Tai taip pat kilo labai smagiai, labai gražiai, atrodo ir greičiai, ir iš kojų paduodu. Viskas labai puikiai, džiaugiaus. Na ir nusprendžiau, kad tai nebus paskutinis mano priėjimas. Tai visgi maksimum, žinoma, nenorėjau pasikelt, bet užsidėjau 125 pasibandymui ir pamačiau, kad tai tikrai nėra dar joks galas. 125 gana pakilo nesunkiai, tai manau šiai dienai tikrai 130 ar 135 būtų įveikiamas svoris. Na, bet pasilikti reikia ir kitoms treniruotėms ir nepersistengti, jau labiau, kad dar turim ir hantelį šiandien kelt. Hantelį pradėjau nuo tuščio svorio, tai yra 33 kg pakartojimams. Kėliau 5 pakartojimus tuščio svorio, tada pasidariau, kad hantelis svertų lygiai 40, taip yra paprasčiau skaičiuoti. Na ir apšilęs su 33, keliu 40, taip pat keletą pakartojimų padarau. Iškėlęs 40, didinu svorį iki 50 kg, keliu 2 kartus, nedarau daug pakartojimų. Pakartojimų nedarau todėl, nes hantelis būtent varžybose dažniausiai yra keliamas maksimaliam svoriui arba estafetis pradedant mažesnių svorių ir, na, sakykime, 3-4 hanteliai ir turi iškelt vis tiek didesnį svorį. Pakartojimams hantelis varžybose, na, bent jau man nėra pasitaikęs, bet žinau, kad būna, bet tai labai retai, todėl hantelio nekeliu pakartojimams. Taigi, ką tik matėte, dar ir 60 kg vieną kartą iškeltą, čia svoris padidins iki 70 jau, tai 70 kg labai lengvai ir buvau neapsisprendęs ar 75 kelt ar 80, tai visgi nusprendžiau dėti 80, kelt paskutinį kartą 80, tikėjausi iškelt, bet galvoju, jeigu ir neiškelčiau, tai vis tiek nematau jokios problemos, tai yra pirma treniruotė ir 70 jau būtų buvę tikrai didelis svoris, bet kadangi užsidėjau 80 ir jisai kilo taip nesunkiai, su rezervu dar netgi sakyčiau,
Tai tikrai labai patenkinti savo pirmom treniruotėm. Formų, sakyčiau, tikrai nėra labai pabėgus kažkur. Ir na, tikrai viskas tvarkoja. Na ir paskutinis pratimas šiandien. Tai po visų rastų ir hantelių padarau treniruoklyje pečiam spaudimą. Darau 4 kartus po 10 pakartojimų. Taip pat visų nefilmuoju, nes realiai viskas tas pats. Ir važiuojam pas kineziterapeutą. Na ir dienos pabaigai atvykau į Redmed Plus reabilitacinį kliniką, kad vėl laužytų tas dėdė, kuris nejaučia svetimo skausmo. Taigi aš einu į vidų paverkt, o jūs paspauskite like, jeigu patiko, ir jeigu norit matyti dar panašių tokių video, taip pat paspauskite ir subscribe. Tai iki kito karto.